Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai. Štai ir vėl prasidėjo dar viena Prajuokink mane laida. Žinot, senovės alchemikai praleisdavo visus savo gyvenimus bandydami paversti geležį auksu. Ir dėl to mūsų dalyvius irgi galima vadinti šiuolaikiniais alchemikais. Tik tai jie auksu bando paversti ne geležį, o juoką. Na, kiekgi aukso jie išsineš iš mūsų studijos šiandien, mes tai jau ir išsiaiškinsime. Pakvieskime į sceną mūsų komisijos W Vitalijus ir Violeta. Labadiena. Nu ką, dar vienas vakaras. Vitalijus, sakyk, gatvėje dažnai prieina žmonės bandydami tave prajuokinti? Mane prajuokinti? Ne, Violeta. Ne, dabar kaip tik labai daug. Ir bando prajuokinti ir ne šiaip prajuokinti, o dar už tai pinigų gauti. Ai, tipo, prieina su peiliu ir sako 100 litų. Nusišypsok, duok 100 litų. Taip. Čia tai nieko, nes dabar praeitą savaitę sulaukiau skambučio iš tokio pasiturinčio verslininko, kuris sako, klausyk, Violeta, kiek aš tau turiu sumokėti, kad tu studiją nusijuoktum iš mano sūnaus bajerio. O jis šį vakar čia bus? Sekantis klausimas. Palaukit, o jis kartais tavęs nepapirko už mano pinigus. Sekantis klausimas. Mes tai jau ir išsiaiškinsime, ar buvo papirkimo faktas, o kol kas prašau žimti savo vietas. Na, kaipgi gausis su tuo papirkimu, mes tai jau ir išsiaiškinsime, bet prieš tai leiskite jūs supažindinti dar kartą su mūsų projekto taisyklėmis. Kiekvienas štai šiame rate atsistojęs žmogus turės lygiai 1 minutę tam, kad prajuokintų mūsų komisijos W. Jeigu jiems tai pavyks, jie iš karto laimės 100 litų. Jie galės pasimti 100 litų ir keliauti namo, arba imti antrąją minutę. Jeigu per antrąją minutę jiems pavyks prajuokinti mūsų komisiją, jie gaus iš karto 200 litų. Per trečiąją minutę mūsų komisijos juokas Vitalijui ir Violetai jau kainuos 300 litų. Ketvirtąją 500 litų. Na, o jeigu 5 minutės metu dalyvis nuspręs prajuokinti mūsų komisiją ir jam tai pavyks, jis laimės iš karto 1000 litų. Tačiau yra ir blogoji pusė. Jeigu bet kurios iš 5 minučių metu mūsų komisija išliks lediniais veidais, tai reikš, kad mūsų dalyvis dėja pralaimi ir keliauja namo su ničniekuo, visiškai niekuo. Na ką, pradėkime mūsų Prajuokink mane laidą! Pasitikite kaunietį Egidijų Jeseneckį! Sveikas. Kaip jautiesi, visi Egiai mėgsta išeiti į sceną, kada tiek žmonių plojo, o tu? Aš jaučiausi ganėtinai gerai ir linksmai ir žiūrėjau kitų žmonių pasirodymus, tikiuosi pasirodysiu geriau. Nusiteikė, galima sakyti. O kuogi bandysi pavergti Violetos širdį? Aš bandysiu savo gyvenimo istorijom ir dar kai kuriom sugalvotom istorijom, bet tikiuosi jums patiks. Gerai, Egidijau, o tu kaunietis ką veiki Kaune? Aš dabar atostogauju. Jau ilgai atostogauji? Neilgai, dar porą savaičių tik tai. Aha, ir dar ilgai ruošiesi atostogauti? Nu, dar kokį 10 dienų liko atostogų. O darbo birža tau apmoka tas atostogas? Kol kas ne, bet reikės prisiregistruoti. Supratau. Gerai, Egidijau, tu, aš suprantu, Žalgirio fanas, ne? Taip, esu. Vaikštai į Žalgirio areną žiūrėti Žalgirio varžybų? Aš dažniausiai prie televizijų žydrųjų ekranų žiūriu. O klausyk, o tu rinkimuose balsuosi už brolius Lavrinovičius ir Kaukėną ir Romanovą? Reikės vieną iš Lavrinovičių išrinkti. Gerai, Egidijau, jeigu tu pasiruošęs, aš norėčiau tau pasiūlyti pirmą 100 litų už 1 minutę juoko. Tu pasiruošęs? Vai gatovi? Tik tak, Taip. tik tak. Tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Noriu papasakoti savo gyvenimo istoriją, kai buvau išvykęs į United States Ameriką ir tenai teko padirbėti. Yra, viskas! Vitalijus Sololo. Vitalijau, kas čia buvo? Pirmas 100 litų atitenka Egidijui Jeseneckiui iš Kauno. Vitalijau. Aš atsiprašinėjau, čia mano pinigai, noriu, ne. 7 sekundė, Vitalijau, kas buvo? Iš priekio pamatyti.
Nežinau, išėjo varlė kažkokia man. Ok, pirmoji minutė labai gerai. Egidijau, kol kas... Nes jos nebuvo. Fenomenalus pasirodymas. Imšim dalytų eik namo, geriau. Iš karto klausiu, Egidijau, turi jau 100 litų savo kišenėje, ką darysi? Ar važiuosi į Kauną su 100 litų? Aš imu antrą minutę, nes net nepradėjau pasakoti istorijos. Vitalijau, susikaupk. Violeta, susikaupiam. Tavo antroji minutė prasideda dabar. Tai va, atvykau į Ameriką, nusileidau Los Andželo oro uoste ir ieškau darbo. Kaip pasakyti, visi lietuviai ieško tai pagal laikraščius, tai kitaip, aš nuėjau į Lietuvos parapiją. Tenai buvo, kaip pasakyti, daug žmonių susirinkę, aš buvau nustebęs, kad toj pačioj parapijoje dainavo 69 danguje. Bet kadangi aš esu ne dainininkas, o tik humoristas, tai aš susiradau per žmonės ir man pasiūlė dėti langus į namus. Ir kadangi buvo daug langų, o aš tų langų nekart nedėjęs, bet man pasiūlė $100, tai aš buvau susikaupęs. Ir tas žmogus, kuris sako, iš kur tu atvažiavęs? Sakau, aš esu iš Lietuvos. O, tai sako, jesters Litvai. Tai vienu žodžiu aš ir sakau, moku aš tą dirbti, jisai sako, laikyk langą ir žiūrėk tiesiai. Aš laikau tą langą, bet man labai sunku, rankos linksta. Tu sako, žiūrėk ant žemės, o ne į priekį. Sako, pasižiūrėk, sako, šičia kokios palmės linksmos. Aš sakau, ne palmę atvažiuoju žiūrėtą dirbti. A jisai sako, tai tu, jeigu dirbsi gerai, tai gausi $100. O sako, ryt bus darbas šaknys rinkti. O kurioje čia vietoje turėjo būti juokinga? Nueina į parapiją, o ten 69 danguje. Ir lenkiškai šneka. Taip, ir lenkiškai sako. Pareigytės, variausia pareigytė šneka lenkiškai. Jo. Zuobas do tai palmę, jie kevėšiuodas suavo. Buvo įdomus, įdomus pasakojimas, vienok, nepavyko antroji minutė prarauti mūsų komisijos. Labai gaila, nes jisai pat linksmas iš to, ką jisai pasakoja. Jam patinka. Esi gyvenimo gurmanas, visą tai, ką darai, labai smagiai. Matosi, tau pačiam linksmas. Malačius, aš manau, kad sugrįšim ir tikrai iki galo išgirsim, kuo baigėsi Amerikoje. Dėkojame tau, Egidijau. Ačiū tau labai. Labai gerai. Nu, labai gerai. Toks optimizmas, toks smagumas. Jis pasakoja ir pats žvengia iš savęs. Buvo Amerikoje. Visą laiką geriausias būna istorijos apie emigraciją. Jo, nes kur mūsų nėra, ten yra gerai. Palmės linksmos, grybai kalba. Labai malonu buvo sudalyvauti jūsų laidoje. Tikiuosi, šis pasirodymas nebuvo pats geriausias. Laukiame kitų laidų, gal bus geresni pasirodymai. Kaip pasakyti, pirmas blynas visada prisvyla. Mano užsibrėžta suma buvo 300 litų, bet, kaip sakoma, neįvyko tas užsibrėžtas tikslas. Pasitikite, Mantas Ulinskas iš Šiaulių. Nu, sveiki, Mantai, kaip Šiaulė? Labas vakaras, normaliai. Nu, matau, Kaip seka? Gerai, o pas tave. Ne pirmą dieną jau matau, raudona nosis pas tave? Jo, mėlyną norėjau užtaisyti, bet pastatė nuo raudoną. Na, visi pradeda nuo raudonos. Ja. O to jau mėlynuoja. Nu, pats Šiauliuose mokais gyveni, dirbi. Ir gyvenu, ir dirbu. O, kas O tu kogi dirbi? Dobkasys. Geras biznis, linksmas darbelis. Jeigu reikės dobę iškas, pasakyk jūs. Tai jau jis tau nepasakys, kada jam reikės iškas duobę. Man tai aš iš karto tau norėčiau ir pasiūlyti, kol dar stovi ant kojų, pirmąjį 100 litų už pirmąją minutę mūsų komisijos juoko. Jeigu tu pasiruošęs, aš paleisiu laiką. Važiuojam. Man tai? Laikas prasideda dabar. Žodžiu, papasakos anekdotą. Eina ežis per miškelį ir netikėtai atsisėda ant kelmelio. Ir užmiršta kvėpot. Užduso. Taip. Žodžiu, įeina riteris į uolą ir įsitraukia kalaviją. Ir staiga mojuoja. Rėkia. Slibinė bailį, išlys ar neišlys, atėjau su tavimi susikauti. Slibinas, klausyk tu, hereli, pasitrauk nuo mano subinės, o mes tada pasikalbėsim. Taip. Aš šalia buvau
Roko Žilinsko legenda. Taip, Rokas Žilinskas, mano brolis. Kągi. Nu, bet jau tas apie Roką Žilinską tai buvo žoskai juokingas. Tarp kitko, tu turi gerbėją. Jūs tas jau kaip Žilinską pamatė, tai jau. Žiauriai juokingai, žiauriai panašiai. Žinok, labai norėtųsi man tai, kad tu sugrįžtum, bet sukoncentravęs ir padaręs normalią programą. Ne ant durniaus. Supratai? Kągi, plojime, mylėjai. Ačiū man, tai idėja tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos. Sėkmės. Žiauriai faina plastika. Taip. Žiauriai geri aktoriniai Ir fainas pagrindai. bakūras šiaip jau. Aš noriu pasakyti, kad duomenys turi. Labas vakaras, gerbiamosios ir gerbimieji. Mados reido televizijos žiūrovai. Šiandien šį vakarą matysite rudens naująją tendenciją. Ir man norėjosi tiesiog prajuokinti, bet man nepavyko. Na, susimoviau šį kartą, atleiskite. Draugai, mes to jau pat grįšime, mes turime išeiti į visiškai trumputelaitę reklamą, bet kai grįšime, čia bus dar daug juoko, kurį mes apdovanosime labai daug litų. Hei, sveiki bičiuliai! O, Vitalijau, tu veliškai kietas bišas! Va, užrašysiu ant lovos krašto, kad tu durnas, tegul žino visas miestas. Jos žinojo, ant ko praraus. Seksualumas. Jis šiaip bučkiai man siuntė, ne jums. Dėl ko mane ir nudžiugino. Pasitikite, Egidijus Balčaitis iš Kauno. O ir statutą. Slėpkit žirgus. Radžio brolis? Ir ne čia pats Radžis suradė žmoną jau. Ot labai klystat, aš nesuradau. Ne. Vat už tai ir norėčiau žmonos, nes aš jos ieškau kaip tik. Tai apsižvalgy, gal ką matai Ne, aplinkui? man labiausiai tai jūs patinkat, žinokit, iš visų. Tai tipo aš dabar juoktis turėsiu. Ne, čia dabar Ne, jau čia tik tai- šypsotis iš tos jau. Angeliukai skrenda, taip papau. Gerai, Egidijau, kuo užsiėmė gyvenime? Žinokit viskuom. Pagrindė tai daugiausia ką, vaidinu, šiaip vaikų renginių organizavimų užsiemu, Kauno valstybinis muzikinis teatras. O, prašom. Ir šiaip neblogai sekasi, žiedų sprendžia. Nu tai čia auksas, grynas, ką norėtų. Matau, baltos spalvos tas. Nu, nusitrynė jau per tiek metų. Auksas gys toksis. Nu. Kiek tau reikia pinigų iki pilnos laimės? Aš žinokit, kaip pasakyti, kiek bus tiek gerai. Fantastika, nu kągi, pradėsim tada nuo 100 litų. Pradedam? Egidijau, jeigu tu pasiruošęs, tavo minutė prasidės netrukus. Tu pasiruošęs? Jokių problemų. Vadinasi, tavo minutė prasideda jau dabar. Na, va, suprantat, aš kai pas jūs važiavau, suprantat, tai man įvyko tokia, nu, galima sakyti, labai negera situacija. Aš suprantat, važiavau su savo mašiną, čia jau pas jūs jau iš koncerto ir kaip tik su radaru išbėga policininkas. Sustabdo, jis mane prieina, sako, laba diena, Viršila Petraitis, prašau dokumentus, sako, o sako, Radžis. Sako, tai kur tu taip lėkė? Sakau, į filmavimą lėkiu, kur lėkė? Sako, einu į mašiną, reikia pasikalbėti. Nu, svarbiausiai, nueinu į tą mašiną viską. O žinokit, aš labai nemėgstu policininkų, nes aš kai pamatau policininką, man iš karto pradeda vidurį sukti. Tai jūs įsivaizduokit, atsisido šitą mašiną, suprantat, nu jis man pradėjo baudos kvitą rašyti, suprantat. Rašo jis tą baudos kvitą, galvoju, ką daryti dabar viskas, pinigų tai neturiu. Nu ir aš jam pradėjau dainuoti. Kilkit balti balandžiai, neškit dainas ant sparnų. Žiūrėjau, jis vis tiek man rašo, galvoju, dar kartą aš jam padainuosiu. Padainuoju dar kartą, tas policininkas į mane tokį žvilgsnį atsisuka ir sako, dar kartą tu man nors vieną balandį išleisi, aš tą visą balandį neišpardysiu. O, 4 sekundėm, per vieną minutę nespėjai. Vat pabaigagi pats kozeris yra. Apsiskaičiavai, ar kas įvyko, Egidijau? 4 sekundėm, nes išrišimas buvo jau po gongo. Ai, kaip yra, taip yra. Labai gaila, bet iš tikrųjų buvo įdomu ir puikus balsas. Ačiū tau. Ačiū tau, Egidijau. Na
ką, Egidijui nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, bet Vitalijau, beje, tugi pas mus anekdoto žinovas, tu žinojai jau šitą? Kas? Tai tu sakyk į mikrofoną, viskas tvarkoja. Aš irgi. Nes tu neklausai manęs, aš sakau, aš irgi. Ok, tai žodžiu, draugai sėdintis priešai savo televizorių ekranus, prisiminkite. Nauji anekdotai, geri anekdotai. Geriausi anekdotai yra tie, kurių negirdėjo mūsų komisija. Nustebinkite mus atvažiavę šičia į studiją ir mes jums padovanosime labai daug pinigų, o kol kas kreipiamės į Egidijų, kaip tau tenais viskas. Čia yra namai, o man visi kaip broliai. Ir nors vilioja toliai, čia pasiliksi amžinai. Dulkėtas kelias. Juodų žirgų man gaila, ir nieks negali suprast čigono meilės. Pasitikite mūsų scenoje Austėja ir Monika iš Vilniaus. Hei, labas. Labą dieną. Labą dieną. Naktinį gyvenimą? Taip. Gyvenam dėl to dabar labą dieną. Labą dieną, tai ne naktinis gyvenimas. Taip. Ne, tai jau dabar vakaras, jūs sakot labą dieną, reiškia pas jūs vakaras. Labas vakaras. Labai malonu. O iš tikrųjų toks nuostabus duetas dėl to, kad viena, pavyzdžiui, bijojosi ir dviem yra drąsiau, ar šiaip jūs visada dvi? Mes visada dvi, visur, tapsime. Dar drąsiau, tai nes dviese lengviau yra viską daryti. O jūsų yra kokie? Giminystės ryšiai ar draugystės? Draugystės. Artimos draugystės. Austėja ir Monika. Ar jūs pasiruošusios pirmam 100 litui? Taip. Pirmoji minutė prasideda nedelsiant. Taigi, kaip mes čia atvažiavom, einam su Lijomus, einam ir sustojo juodas BMW, išlipa vyrukas, sako, tai mergytės, gal pavežt? Sakom, tai jau nebe mergytės, jau pavežė. Gėjus ateina į mėsos parduotuvę. Sako, gal turi dešros? Didelės, žinot, daktariškos tokios pardavėjas, sako, pasižiūrų, nėra dešros. Sako, gal apjaustyta tiks. Vyras, atsiprašau, bet mano šikna tai netaupyklė. Tai vat, dar vienas dalykas, buvo bankė apiplėšimas vyksta, plėšikų vienam nukrenta kaukė, jisai pardavėjai, matei mano veidą? Pardavėjau, mačiau, nebėra. Sako, kas dar matė mano veidą? Vienas, mano uošvę matė. Taip, nuo kaktuso nulipa ežiukas ir sako, oi, kaip aš taip susimaišiau. Ežiukas čia dar turim, ką čia turim dar? Dar tu dar su ežiukas. Vitalija Salvo. Ką tik uždirbo mergaitėms po 50 litrų. Žinojant, ko praraus. Parodykite jam kitas pusės. Kaip miela. Monika, Austėja, 100 litų yra daug ar mažai jums? Mums tai yra viskas. O jums beje, aš nenugirdau, ką jūs veikiate gyvenime? Mokomės, dėl to viskas. 100 litų mums. Jo, o vasarą dirbam kavinėse, iš kur ir gaudam anekdotus apie dešras. Keistose kavinėse dirbam. Aš nenorėtųsi paleisti. Ar duot 100 litų? Iš tikrųjų 100 litų. 100 litų. Kaip gaila. Kaip visi sako, nes aš jau sugalvojau. Šitos laidos šūkis turi būti užsidirbti tiek, kad užtektų ant grįžimo namo, nes kiekvieną laidą žiūrint visiems kažkodėl reikia pinigų tik tam, kad grįž namo. Mums ne tam jų reikia, ne tam. Mes turim pinigų grįž namo. Ai, ir 100 litų, normaliai galima pasėdėti. Taip. Pasipjausti 10. Ir visgi aš privalau paklausti jūsų, nes 100 litų yra daug, 200 litų yra matematiškai skaičiuojant, dvigubai netgi daugiau. Ar jums reikia 2 minutės ir 200 litų galbūt? Ne. Ne, tai ne. Jūs ką tik laimėjote 100 litų. Sveikinu jūs. Bet tai čiagi mus prigavo. Bet kaip tu tenais, Violeta, šitoj fotkė gražiai gavusis? Ne tas žodis ir neaišku, ką aš čia rankose laikau. Žos, kaip faina. Aš dėl pinigų, draugė dėl Justo, aš manau pasidalinsim, nes aš pasimsiu 100 litų, nes įsivaizduoju, kad draugiai nereikės. O aš nereiks dalinti. Prašau. Jo, mes dėl to rėm, nes aš prašiau jos ateit palydėti, kad pasimčiau visus pinigus, nes jinai pasims Justą. O Jėzus, kaip man faina. Kaip man faina. Gyvenimas pasisekė. Tau yra jau 18, ne? Taip. Ok.
iš Lentvario į mūsų studiją atvykusį Richardą Minginą. Речка, тут добротичный гражется, речка. To офигенный patrauklus. Ne kartą turbūt jums dainavė šitą dainą. Kai pirmą kartą išgirdau, tai joko epidemija puolė. Dėl ko? Yra, kaip sakant, pas mane sukurti žodžiai, aišku, nepaėmiau, bet kitas variantas savo vyka, ar tu įsimylėsi mane, Ryčka. O, gerai čia. Kuo gyvenime užsiema mūsų Richardas? Nu, bandau tokiuose realybėse dalyvauti, reklamose filmuojuosi. Praktiškai Lietuvos žvaigždutė. Nu, kaip sako, kukli žvaigždutė. Kukli žvaigždutė. Tokia mažutė. Visai su specefektais. Nu, čia pliusas. Jo. Va, kaip ir aš būčiau krepšininkui, bet kojos trumpos. Ar jūs pasirengęs štai mūsų šį vakarėlį? Nu, davai, pagybai teks muzikai. Nu, davai, tada pirmas 100 litų, pirma minutė prasideda dabar. Vienu žodžiu, kad neįti 9 aukštą, ну, vyras žmonai роdo ženklais. За углом, в молочном магазине, через задний ход продают яички. Nu, paskui tokia gyvenimo istorija. Nu, aš su draugeliu namo. Nu, ir jis man sako, nu, tu kaip flegma. Aš sakau, o ką tokie makaronai, tokių pavadinimų atsirado? A kokių parduotuvų prasiduoda, gal žinai? Nu, ta kita situacija. Sėdi pas mane draugas, kambarį sėdi, oi, man šitą durų rankiną Justiniškės primena. Arba kepi blynų, sako, jūs nemokat blynų juliškai gaminti. Sakau, tai bus blynai Richardiškai. Vienu žodžiu, einu aš, kaip sako, пацанский Раму. Aš sakau, Rama, продается в магазине. Только не забудьте, маргарин Rama. Smagu, bet reikėjo tokio vinies. Tempo, greičiau, tu. A dar vienos minutės galima bus? Kitą kartą būtinai. Šį kartą dėja minutė pasibaigė ir jums nepavyko prajuokinti mūsų komisijos. Aš apie tuos makaronus flegmas, nelabai. O ką, aš ten ne. Ir tu ne, ačiū Dievui, nors vieną kartą. Už pabandymą nieks per galvą neduos. Nu, tiesiog bandai save. Bandai save, kaip sakant, kažkaip realizuoti. Nu, padalyvauti. Kaip sakau, kartais svarbiausia nelaimėti, bet nors padalyvauti ir tai jau gerai. Pasitikite, Dainius Biskis iš Vilniaus. Labas vakaras. Iš karto komplimentas, graži peteliškė. Ačiū. Iš mano pusės iš karto komplimentas tavo visiškai nereali pavardė. Dėkui, čia pati geriausia pavardė, kokia gali būti. Dzūkiška. Nu, ne visai. Sako biskucijai. Nu, Suvalkijoje dažniau vartoja. Ja? Beskį, jo. O pats esi? Nu, kilęs iš Suvalkijos. Tai dabar studijuoju, tai gyvenu Vilniuje. Nebūna, žinok, kilusių suvalkiečių. Arba suvalkietis, arba psia. Tai tada Suvalkietis. Nu, ką galėtų, o tai paplauk tau. Net 40 kaštonų žalių. Nu, kad man patinka, tai labai smagu būna. Klausyk, bet labai... Man patiko 9. Gražus labai dalykas. Ne, sakyt smagu. Man smagu, nesakau, man patiko. Sakau, man smagu. Gerai, va, gera pradžia. 50. Patikrinimas praeitas, viskas tvarkoja. Net neklausiu, kiek tau reikia pinigų. Kaip suvalkiečio, viską. Tiek neduoda čia. Anketai parašyta, kad jeigu laimėsi daug pinigų, pirksi žigulį. Aha. Kam tau žigulys? Kad galėčiau žigulį pasipuošti tokią atributiką ir važinėti į darbą galėčiau. Kokį žigulį galima nusipirkti už 1000 litų? O, galima, mačiau skelbimą, už 100 litų pardavinėjau, bet dar neturėjau galimybės vairuoti, tai... O, žiūrėk, jeigu 1000 laimėsi, tai gali nusipirkti 3 tokius ir dar į kiekvieną po magelį. Nu, magelio, manau, nereikės į tokią mašiną. Jeigu duosi žemų, daug gali sugriūti. Tai baisu. Ar už tai atsisuks. O ką tu studijuoji? Šokio pedagogika.
Ar tu šiandieną šoksi? Ne, nešoksiu. Šoku ne tam, kad linksminčiau. Tai... O tu jau iš tų rimtesnių šokėjų, kaip Smoriginas? Ne, dar netoks rimtas. Jau rimtesnių būti negali. Jis, kaip sako, visų šokėjų pradžia. Ir pabaiga, žinau. Jau Jūračka ne tik pradžia, bet ir pabaiga visų šokėjų. O visi kiti vidury lieka. Vidutiniokai. Dainiau, tai jeigu tu nešoksi, man labai smalsu visgi, kągi tu čia mums parodysi. Tai aš tau iš karto nedelsdamas nei sekundės siūlau pirmąją minutę už 100 litų. Nu, davai. Nu, davai. Tavo laikas prasideda dabar. Žodžiu, jaunas kunigėlis žiauriai jaudinasi prieš pirmasis mišes. Ir senas kunigėlis sako, tu biskiai, sako, paim 50 gramų. Ir sako, bus drąsiau. Nu, gerai, kunigėlis pasinaudojo patarimu. Grįžta ir sako, nu, kaip man sekės. O, jis sako, visai neblogai, tik reikėjo pirmiausiai paimti ne 50 gramų, ne pusę litro, o 50 gramų. Reikėjo išėti, o ne išropot. Sutanos niekas į kelnes nekiša. Apaštalų buvo 12, o ne kaip prišikta. Kristus nežuvo Žalgirio mūšyje ir pabaigoje reikėjo palinkėti ramybės. O kur tu juos pasiuntai? Žodžiu, barasi žmona ir grasina vyrui. Va, užrašysiu ant lovos krašto, kad tu durnas, tegul žino visas miestas. Žodžiu. Yra! Violeta Pečiulienė susijokia ir tokiu būdu Dainius laimi savo pirmąjį 100 litų. Labai gerai, kad persimetė, nes matėjai iš akių, kad pirmas visiems labai žinomas ir senas. Aha, pabandysiu netokį žinomą. Šitas antras buvo neblogas. Bet labai iš karto operatyvus persijungimas kol kas einasi Dainiui labai neprastai. Nu tai ką, imi Žigulį ar lieki be nieko? Dar ant benzino reikėtų, nes labai žada brangti žiemą. Tai tu ant benzino čia turėsi visą banką pasiimti. Jį parsivaryti iš pardavėjo. Klausyk, Vitalijau, o galbūt mes pradėkime iš tiesų dovanoti ne pinigus, o žigulius. Pirma minutė. Tai tu vienas žigulys. Nori, kad bobutė su kanistrom ateitų čia. Trečia, 3 žiguliai. Ketvirta, 5 žiguliai. Ir pagaliau, jeigu per 5 minutę jums pavyksta prajuokinti Violetą arba Vitalijų, jūs... Vienas žigulys su pilnu baku. Su pilnu baku. Čia super būtų. Pinigų. Dainiau, kol kas visai neprastai sekasi. Aš lyg ir nugirdau, kad tu sakei kažką tai keisi, tai... Pabandysiu papasakoti, jeigu nepamiršti. Reikia suprasti, kad mastai apie antrąją minutę. Na taip, bandom dar tada. Labai gerai. Dainiaus Biskio, Vilkaviškiečio iš Vilniaus. Antroji minutė prasideda dabar. Gyveno pabažnas vyrukas, laikėsi visų bažnyčios ir Dievo įsakymų. Ir vieną dieną Dievas sugalvojo išpildyti jam vieną norą už tokį atsidavimą. Pravėrė dangų ir sako, sakyk, ko nori, išpildysiu bet kokį tavo norą. Nu, tu pasimeti tokią galimybę, sako, norėčiau autostrados nuo savo namų iki Havajų. Ne, sako, paprašyk kažko tokio žemiškesnio, suprantamesnio aplinkiniams. Tada noriu suprasti visas moteris. Dievas sako, tau autostrada 5 ar 10 juostų. Žodžiu, toks nelabai gražus bus anekdotas. O, pamiršau šiek tiek, pamiršau. Žodžiu. Šypsosi Violeta. Viskas top. Šypsosi Violeta ir tokiu būdu tu laimi, Dainiau, jau antrąjį 100 litų. Sveikinu tave. Violeta visgi pramuša, ne tas nežinojimas. Ne, paviršau ir pats nervuojas, paviršau. Ir noriu pasakyti, bet nežinau ką. Labai greit pamirštami nešvangus anekdotai. Nu, žiauriai. Tai gal Dievas ir padarė taip, kad jo neatsimintum, gal gražesnė prisiminti. Susiję su Dievu buvo, tai galbūt. Tai kaip negražus su Dievu. Būna. Gerai, Dainiau, Violeta tau dovanojo antrąjį 100 litų, bet... Žinok, tu gali laisvai užsidėti spoilerius ir slenkščius ant savo žigulio, jeigu imsi trečiąją minutę. Tai tada magelį kokį subwooferį įsimesi. Aš bijau, kad galiu pamiršti viduryje vėl ką pasako ar dar ką nors tai. Biskį pamirši, o gausis labai daug. Na, gali būti, kad biskį pamiršiu ir bus ne biskį, tai geriau pasiimsiu biskį ir... Dainiau, mes reikalaujame dar biskio. Mums reikia dar biskio. Mes labai norėtume, kad tu dar trečiąją minutę... Labai norim, nes nenorim to pinigų mokėti. Aš matau. Tik kaip gavo progą suvalkėti, nuluptai. Nepaleisna. Vargšelį. Dzūkas suvalkėti visą laiką nulups. Aš tau apie suvalkiečius vieną labai trumpą anekdotą, žinai, kur kaimynas bedėsi duris, laužo duris. Kitas atidaro, sako, ko nori? Sako, klausyk, jau 3 dieną negaliu užmigti. Žinau, kad milijoną laimėjai. Sako, laimėjai ir ką. Žinok, nervai nelaiko, pasakyk, kaip buvo.
Sako, nuėjau į Maksimą, nusipirkau jo bilietą ir laimėjau. Ačiū Dievui, tai bilietą visgi pirkai. Gerai, Dainiau, tai paskutinis klausimas tau. Ar mes atidarome seifą ir duodame tau 200 litų, ar visgi 3 minutė ir 300 litų? Kadangi man draugai sakė, negrįžti, nieko nelaimėsiu, aš norėčiau saugiai grįžti namo, tai aš geriau pasiėmiau ir saugiai važiuoju namo. Gerai, Dainis Biskis laimi 200 litų. Linkėjimai Dainiaus draugai. Klausykit, ar mes šiandien ne per stipriai pinigėlius taip dalinam? Kad kažkaip tai, žinok, man atrodo, normaliai. Verta? Kai verta, tai verta, žinai. Man pats gražiausias dalykas, kas apie šitą berniuką buvo parašyta, teigiamas. 100% atitinka. Jis yra teigiamas. Sololo desertai galiu irgi anekdotėlį tokie apie suvalkiečius. Trumpa, labai trumpas. Reiškia, skęstas suvalkietis ir žemaitis atbėga ir sako, duok ranką, suvalkietis skęsta. Duok ranką, suvalkietis. Gerai, imk ranką. Suvalkietis griebė iš karto ranką ir ištraukė. Ne, tai gali Vilniaus miestas laukti manęs su žiguliu. Manau, visi pamatys ir žinos, iš kur aš jį gavau. Man jį gauti padėjo laida Prajuokink mane. Tai jei turite svajonių, eikite į laidą Prajuokink mane. Čia jau geras bus šitas. Pasitikite scenoje Dominykas Balaišis iš Vilniaus. Labas, Domai. Labas vakaras. Rimtas berniukas. Berniukas kaip baldžiukas? Nu. Kodėl? Nežinau. Padorus visai gal. Tai tas labai mums reikalinga, žinok. Dominikai, kiek to metų? Man yra 21. O, berniukas, čia vyras, čia tikras vyras. Kada pirmą kartą prajuokinai žmogų? Nu, neskaičiavau. Tai turbūt savo gimimu. Kur laikraščiai parašė, gimė juokingas vaikas. Dominikai, jeigu tu pasiruošęs, aš leidžiu tavo pirmąją minutę. Ar tu pasiruošęs? Aš pasiruošęs. Komisija pasiruošus, važiuojam. Važiuodamas į filmavimą, aš prisiminiau Lietuvos korifėjų Marijoną Mikutavičių. Nu, visi žino be abejonių. Dainininkas, žurnalistas ir puikus laidų vedėjas. Pastaruoju metu jisai būna santrus, bet anksčiau, kai jis laidas vesdavo linksmai, tai jūs jausdavote iš jo tokio optimizmo dozę. Tai būdavo maždaug. Hei, sveiki bičiuliai! Labas, Violeta! O, Vitalijau! Po 100 perkulų tu veniškai kietas bičas! Yra! Vitalijus Sololo atpažino Marijoną Mikutavičių ir 27 sekundę Dominikui uždirbo pirmą 100 litų. Bet tai čia buvo gražu, čia buvo... Čia... Pagavo. Bet iš tikrųjų tai buvogi kažkada. Taip, jis kažkada buvo kietas bičas. Dėl ko jis ir juokėsi, dėl to, kad pasakėt Sololai, tai nerealiai kietas bičas. Palauk, ne, čia jis dabar Marijoną vaidino, ne mane. Bet ką kalbėjo, sako, Sololai, tai nerealiai kietas bičas. Yra bairis tame, kad kažkada Marijonas buvo linksmas ir taip greitai įvesdavo linksmai laidą. Marijonas. Taip, o tu buvai kietas. O kad čia Sololo pasakė, tai nėra juokinga. Juokinga yra tai, kad jis labai gražiai parodijavo ankstesnį Marijoną. Ką čia maivais? Ačiū. Na, šiame pasirodyme kiekvienas rado savo bairį, kaip visada Violeta rado savo. Labai gerai. 100 litų. O Jėzus. Gerai, Dominikai, tu jau turi 100 litų. Tu gali bandyti išlošti 200 litų, bet tam turėsi rizikuoti savo turimais 100. Nu, gal surizikuosi. Komisija susiemam. Antroji minutė prasideda jau dabar. Pastaraisiais metais Lietuvoje labai išpopuliarėjo talentų šou. Ir yra vienas ganėtinai žinomas talentas, kuris groja savo dantimis. Ir aš nepeiščias, aš irgi moku groti savo vieną kūno dalimi, bet ne tą. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu aš ateičiau Lietuvos talentus ar kokią kitą laidą, tai turbūt būtų fiasko, nes matyt būtų taip. Labą dieną. Aš norėčiau parodyti savo šou. Ir tada turbūt būtų... Ir tada aš aišku sakyčiau, tai kodėl?
Yra, Violeta susiekė. Ir kodėl 45 sekundę laimi Dominykui Balaišiui iš Vilniaus antrą 100 litų. Sveikiname jį. Bet čia Violeta galiu pagirti. Tu mane išgelbėjai, nes aš būčiau pratrūkęs. Nes būtų pradėjęs lysti blogis iš Vitalijos. Dominikai, tu jau turi 200 litų, sveikinu tave su tuo, o dabar sakyk, ar esi pasiruošęs tais 200 litų surizikuoti trečiąją minutę ir pabandyti prajuokinti mūsų komikus ir gauti 300 litų? Man būtų neprošal gauti 300 litų, tai sakau taip, imu trečią minutę. Štai taip, oficialiai mes pradedam trečiąją minutę. Laikas prasideda. Mano vienas bičiulis visada labai norėjo filmuotis, bet jisai nelabai mokėjo atsirinkti gerų dalykų nuo blogų. Todėl vieną kartą jis man pasakojo tokią istoriją. Žinai, man čia pasiūlė į reklamą filmuotis. Eik tu, rimtai, žinai, aš sėdžiu, ėdu makarus ir man pareina zvanas. Labas vakaras, čia skambina Olegas iš Big Cinema Casting. Nu, klausykit, gal norėtumėt reklamą nusifilmuoti? Nu, tai koncepcija tokia, jums reikėtų išgulėti pievoje 3 dienas iš eilės. Nu, ir jūs būtumėte nuogas, tai būtų pieno reklama, jūs būtumėte išmirkytas pienė ir jūs laižytų katės. Nu, ir aš sakau, nu ką, nu, tai tu sutikai? Su ką, tu durnas? Tai aišku, kad sutikau. Taigi nesimėto dabar pinigai. Tai va. 50 sekundę. Tai va. Tai buvo nejuokinga. Prie ko čia tas tai va? Tai va. Bet suveikė. Bet vietoj. O čia buvo atrepetuotas, Dominikai, tas Čia buvo tai va. taip. Ja, nesąmonė pasakiau. Tai va. Justinai, atsakant į tavo klausimą, čia buvo toksai tarsi gelbėjimosi ratas, bet nelabai pripūstas. Mes dapūtom jį, mes dapūtom pilnai jį. Ale vis išplaukiai. Tai va. Dominikai, tu jau turi berods 300 litų. Kas yra jau nemaži pinigai, vienok tu gali laimėti 500 litų, jeigu paimsi 4 minutę ir surizikuosi savo turimais 300. Dominikai? Ką pasiūlys publika? Ai, nu tiek to, imu. Draugai, mes tai jau grįšime, turime pabėgti į trumputę reklamą, bet kai grįšime, Vitalijus Solo prunkštels taip, kad viskas, žodžiu, pamatysite. Niekur nepabėkite po reklamos. Švelnumas. Aistra. Euforija. Seksualumas. Ne. Dominikai, pasiimk 1000. Prajuokink mane. Prajuokink mane. Dominikai, tu jau turi 300 litų. Kas yra jau nemaži pinigai, vienok tu gali laimėti 500 litų, jeigu paimsi 4 minutę ir surizikuosi savo turimais 300. Dominikai? Ką pasiūlys publika? Ai, nu tiek to, imu. Dominiko Balaišio 4 minutė prasideda dabar. Taip, grįžtant prie reklamų, tai norėčiau paminėti kvepalų reklamas. Ypatingai užsienio kvepalų reklamas. Jos visos yra labai be ryšio, labai keistos ir labai neaiškios. Ir norėčiau parodyti maždaug, kaip tai atrodo. Švelnumas. Aistra. Euforija. Seksualumas. Aš gyvenime nesikvėpinsiu daugiau. Draugai, Dominikas Balaišis ką tik laimėjo 500 litų. Ne, baigit, daugiau nepralysit su tokiais bairiais. Išgazdino? Ne, mane nudžiugina. Jis šiaip bučkiai man siuntė, o ne jum, gerbiamoji. Dėl ko mane ir nudžiugino. Pas mane ir musės jau ant manęs limpa. Įdomu vieno kodėl. Dominikai, 31 sekundė, vos pusės minutės užteko, kad tu laimėtum 500 litų. Turi dar ką nors? Aš to galiu pasakyti, kad aš į tave dabar visai kitaip žiūriu. Atsargiai.
O aš kaip į talentingą vaikiną, kuris bet kokioje rolėje išlieka vyriškas. Va šitoj rolėje jis tikras vyras. Rembas. Dominikai, tau labai gerai sekasi. Tu jau dabar turi 500 litų, jautiesi smarkiai turtingesnis? Šiaip tai jo. Nori Kaip studentas, jaustis- tai tikrai taip. Nori jaustis dar turtingesniu? Dominikai. Gal aš pasimsiu 500 litų. Gal tu pasimk 1000? Ne. Dominikai, pasimk 1000. Ne. Ką mano salė? Man Ar eit? lietuviškas kuklumas neleidžia. Salės nuomonę girdėjau. Brangūs žiūrovai, Dominikas Balaišis iš Vilniaus ką tik laimėjo 500 litų. Pasakyk rimtai. Aš būčiau štuką pralošęs dabar. Aš būčiau dabar pralaimėjęs. Aš mačiau. Nes bičas, dinamitas visiškas. Labai ir ačiū Dievui, kad jisai išėjo su 500. Vitalijau, o manai Violeta būtų pratrūkus ar tu? Ne, aš tai man po šito žinai, euforija. Aš euforijoj. Šituos pinigus aš ketinu išleisti kelionį į užsienį. Ačiū Dievui, ne emigracijai, bet reikia palepinti savo mergaitę. Draugai, tai buvo Prajuokink mane ir nors mūsų laida pasibaigė, juokas tęsiasi. Nepamirškite pažiūrėti visų mūsų šio vakaro pasirodymų naujienų portale www.alfa.lt. Na, dabar aš kviečiu jūs pasižiūrėti pasirodymą, kuris praeitą savaitę jūsų buvo išrinktas pačiu geriausiu. Šeimoje, kur visi sako tiesą. Sūnau, kur tu buvai? Geriau. Kas tu toks per žmogus? Galėjai pasakyti, kad buvai bibliotekoje arba su draugais. Na gerai, buvau bibliotekoje. Su draugais. Geriau. Kai aš buvau tavo amžiaus. Nuotraukas mačiau. Geriai. Gedimino prospekte. Seni, tu ką? Pirmas pagamintas Lietuvoje troleibuso test drive'as. Na, kažkoks vairas labai nepatogus. Tai čia ne vairas, čia signalas. Vairas, čia. Aha, aišku, bet kažkaip jis labai nesisuka, aš pavyzdžiui į kairę noriu pasukti. Tai paimk kairinį vairą. Aha, aišku. Na, tada važiuojam. Gerai. Žinios. Sinchroninio plaukimo sportininkis iš Kinijos laimėjo Grand Prix dar ir už tai, kad buvo panašios. Ha! Nežinomieji užpuolikai įsiveržė į viešinamį ir jau 30 dienų nepateikė jokių reikalavimų. Ha! Katė vedlys padeda neregiesiems laipioti medžiams. Ha! Negyvenamoje saloje Robinzonas išėmė visus savo šonkaulius, bet moterį sukurti taip ir nepavyko. Ha! Žinoma, kad 78% merginų simuliuoja smegenis. Ha! Robin Bad atiminėjo dešrą iš... Štai ir viskas, draugai, tai buvo Prajuokink mane ir nors laida jau baigėsi, juokas tęsiasi. Nepamirškite pažiūrėti visų šios savaitės pasirodymų įrašus naujienų portale www.alfa.lt ir žinoma prabalsuokite už savo mėgstamiausią, nes pats geriausias gaus ypatingą prizą. Na, o jeigu jūs mėgstate juokauti ir manote, kad jūsų vieta čia, nedelsiant eikite į www.btv.lt, užpildykite dalyvio anketą ir galbūt jau kitą savaitę jūsų artimieji draugai matys jūs per televizorių štai čia. Susitiksime su jumis kitą antradienį 20:25. Ačiū jums labai. Laužyk garsiai juoko standartus, pasirodyti čia, ko tu vertas. Negali drąsiai švies iš to protus, kurie žodžiu išvedu iš proto, ateik ir parodyk.